Keliai atsitrenkia į akmenį. Aš stoviu, aš keliuosi. Ne todėl, kad neskauda, o todėl, kad skausmas nebėra mano šeimininkas. Jis tik liudininkas. Akmenys mano kelyje nėra atsitiktinai. Jie patikrina, ar aš dar tikiu tuo, ką sakau. Ar mano žodžiai turi svorį, ar mano pasirinkimai turi šaknį. Balsas mano paties, kai sau per mažas, kai tapau per tuščias, kad priimčiau save į save patį. Aš pažįstu tą būseną, kai jautiesi lyg ištuštėjęs indas, kai atrodai sau nepakankamas, kai matai tik tai, ko neturi. Ir pažįstu kitą kraštutinumą, kai buvai per pilnas, kad tilpčiau į patį save. Per daug vaidmenų, per daug lūkesčių, per daug įrodinėjimo, per daug svetimų balsų manyje. Tada tampi perpildytas savo pačio konstrukcijų ir vis tiek jautiesi tuščias. Štai kur gimsta tikrasis lūšis. Kai nebetelpi nei mažumą, nei perteklių, kai suvoki, kad problema netūryje, o tapatybėje. Ir tada balsas kyla. Ne kaip šauksmas, ne kaip reikalavimas, o kaip sužeista malda. Malda be religijos malda, be žodžių malda, kuri yra tik kvėpavimas. Leisk man būti tikru. Ir kai ši malda iškyla, ji ne visada lieka aukštai, ji krenta. Krentanti malda nėra pralaimėjimas, ji krenta kaip atgimusi žvaigždė. Sudega įėjusi į atmosferą, trampam sužimba ir palieka pėdsaką. Taip ir aš. Aš krentu, aš deginu senąją formą, aš palieku šviesos brūkšnį tamsoje ir vėl atsistoju. Netobulas, neberandu, bet tikresnis. Nes kiekvienas akmuo, į kurį atsitrenkiau, išmokė mane stovėti kitaip. Kiekvienas kritimas išmokė keltis be puikybės. Kiekviena tuštuma išmokė atsirinkti, kas tikrai mano. Tai mano gyvenimo kelias, kur balsas, net kai sudužęs, vis tiek kyla. Kur malda, net kai sužeista, vis tiek šviečia. Kur žvaigždė, net krisdama, neša ugnį.